Vieną kartą gyveno vienaragis Pikis ir Kikis. Jie apsinorėjo gumos, sakė vienas vienaragis. O gal paprašykim mamų gumos, sako Pikis. Puikiai idėja. Mano mama tai tikrai nupirks gumos, o mano tai tikrai nežinau. Jis susitarkė žaislus, kambarį ir šuojo dulkes, visas vonias, palaistė gėlę ir pradėjo sakyti. Ėjo ir pradėjo sakyti: mano mamytė, mieliausia mamytė, aš daug tokių gerų darbų padariau. Ar galiu gauti gumos? Sakė: ne, vyradagiuk, nes labai nesveika. Ir tada gal geriau pasilakstyti. Mama sako: einam pasilakstyti, nes gumos nesveika. Tada eina kitas vyradagis išbandyti laimę ir sako: eina mamytei pasakyti: mano mieliausia mamytė, aš tau parodysiu patį gražiausią ir nuostabiausią pasirodymą. Ir sako mama: mori. Ir Pikis pasakė: ar tikrai labai mori? Nu tai žinoma, Piki. Ir tada sako: bet mano pasirodymas turi kainą. O tai kokia ta kaina? Guma. O jau ne, gumas tikrai negaliu duoti. Ir tada jis sako: aš taip pat ir nematau, negavau gumas. Tada ėjo pasisupti ir labai džiaugiasi. Tada ir joms nereikėjo tos gumos, bet jie žaidė, visur lakstė, netgi ir žiūrėjo, kažkur gulėjo taip.